aš esu lietuvis. Jeigu taip galima įsireikšti, esu grynakraujis lietuvis jau daugelį kartų. Aš gyvenu ir dirbu čia, stengiuosi išmaitinti savo šeimą. Dar 91 metais aš savo kūną atstovėjau mūsų šalies laisvę. Buvau ir savanoris, vėliau geležinio vilko kuopa, po to spec būrys. Anuomet kartu su visais ir aš skandavau pavardę to, kurio dabar nekenčiu labiausiai. Aš mačiau savo kovos brolių kraują, aš gėdėjau savo tautiečių mirties, aš buvau pasiruošęs kristi nuo sovietų kulkos ar krapčeto berėto taktinio peilio. Bet man pasisekė, likau gyvas. Tada aš šventai tikėjau, kad visa tai vardan laisvės ir nepriklausomybės nuo bet kokių svetimų valstybių ar jų sąjungų. Ir mes laimėjom. Ir mes atgavom laisvę. O sugrąžindami Lietuvos nacionalinę valiutą litą, atgavom dar ir nepriklausomybę. Nepriklausomybę nuo svetimų bankų ir juos valdančių korporacijų interesų. Nuo tų dienų praėjo virš 30 metų. Ir ką aš matau dabar? Tautiečiai bėga iš savo gimtinės uždarbiauti ir mokėti mokesčius svetur? Daugelis netgi pasilieka ten gyventi. O aš vis dar čia. Mėgindamas išmaitinti savo šeimą, aš moku neproporcingai augančius mokesčius ir vis dar traukiu tą apšiūrusią patriotišką virvę. Nes aš esu lietuvis. Mūsų šalį iki šiol drasko užsienio interesam tarnaujantis padugnės. KGB vaikai ir anūkai provokuoja Putiną, kad prasimuštų koridorių į Kaliningradą per Lietuvos griuvėsius. Amerikos kolaborantai griauna mūsų energetiką, pramonę, žemdirbystę ir gyvulininkystę, kad pelnytųsi užsieniečiai. Eurokratai naikina mūsų gimstamumą diegdami genderizmus ir žudo mūsų tautiškumą, žemindami bei iškraipydami valstybinę simboliką ir niokodami lietuvių kalbą. Mes praradome savo nacionalinį veidą litą ir esame priklausomi nuo užsienio bankų bei jos valdančių korporacijų interesų. O aš vis dar tikiuosi, kad tauta atsibus. Visa tai vyksta labai lėtai ir skausmingai, bet aš esu lietuvis. Pastaruoju metu šalį užplūdo daugiatūkstantinė minia kitataučių, kurie čia dirba nemokėdami mokesčių ir skurdindami Lietuvos pensininkus. Kitataučių dėka mūsų šalis vis labiau skęsta skolose. Jų dėka auga emigracija, nes tautiečiai nebegali konkuruodami išlaikyti šeimų ir bėga iš šalies. Taip vyksta todėl, kad padugnės stambieji verslininkai nenori mums sąžiningai mokėti už darbą. Jie ieško pigios darbo jėgos ir jiems nerūpi savi tautiečiai ar Lietuvos ateitis. Jų vaikai juk neis į frontą, jų vaikai nedirbs iki pensijos, jų vaikai gal net negyvens šitoje praskolintoje ir išparduotoje gimtinėje. Tokiems verslininkams giliai nusispjauti, kad karas jau visai čia pat. Jiems svarbu, kad tikrieji patriotai patikėję televizoriumi ir radijaus propagandą eitų mirti už juos ir kad jų bizniukai kuo ilgiau išliktų. Vienas iš pažįstamų verslininkų paklausė manęs: o kuo tau, grafai, šita valdžia nepatinka? Kuo tu šakojasi, kai matai, kad iš tavęs viską gali atimti? Juk pinigų tu turi, tavo veikla auga, persikrausti dvigubai didesnį būtą. Kuo tu dar nepatenkintas? Bet aš esu lietuvis. Aš suvokiu, kad visa tai artėja į pabaigą ir matau, kad kol man gerai, daugumai mano tautiečių viskas tik blogėja. Blogėja ir mano artimoje aplinkoje. Tėvą palaidojom, kai tik prasidėjo vakcinacija, tada dauguma dar tikėjo televizorių. Mano senjorė mama negali patekti į eilę pas gydytojus, o jos pensija nuvertėjo tiek, kad vos pakanka komunaliniams mokesčiams. Mano sesuo tuoj gimdys dvynukus, o valstybinės išmokos vaikų auginimui vėl mažinamos. Kai mano paties situacija artės prie kritiškos, nebejoju taip ir nutiks, aš puikiai žinau, kad išsisuksiu. Tačiau, kiek žmonių dėja nesusitvarkys su augančia infliacija ir nedarbu? O kaip tuo apsidžiaugs reziduojantis Lietuvoje užsienio bankai? O kaip dėl nais trins antstoliai? Todėl negaliu būti pasyvus ir laukti kažkokio likimo malonės ar mistinio gelbėtojo. Aš stengiuosi kuo daugiau gilintis į situaciją, informuoti bendraminčius ir tikiuosi jų palaikymo. Aš esu lietuvis. Smalsu būtų pasiteirauti pas daugumą tų verslininkų, o kiek tavo draugų neturi nei vienos bankinės paskolos ar problemų su mokesčiais arba antstoliais? Manau, tokius suskaičiuotume ant rankų pirštų, ar ne? O dabar pagalvok apie didžiąją dalį paprastų Lietuvos žmonių. Taip, tų, kurie dirba tavo įmonėje, tų, kurie yra tavo kaimynai. Kaip dauguma gyvena kitų tavo kraujo tautiečių. Ar susimastei? Tu vis dar nematai svarbiausio dalyko. Tu nematai, kokia bus tos pigios kitataučių darbo jėgos kaina.
o kaina bus mūsų gimtinė. Per tavo piniginę gimtinę prarasime visi. Lietuvos tradicijos, lietuvių kalba, lietuvių šeima, lietuvių žemė, viskas atiteks kitataučiams ir užsienio korporacijoms. Ir tavo dukra ir gali pagimdyti tavo anūkus, nesuprantančius Lietuvos kultūros ir nesuprantančius netgi lietuvių kalbos. Ir tikėkis, kad žentas, kuris norės perimti tavo verslą, nebus koks afrikietis, turkas ar žydas. O kaip jausiesi, jeigu tavo sūnus nutars, kad reikia stabdyti globalinį atšilimą, nesusilaukiant vaikų, todėl jis gali pasirinkti badytis per išangę. Taigi, sėkmės tavo pigios darbo jėgos versluose ir palinkėk, kad tikri Lietuvos patriotai išnyktų, nes jeigu ne, mes ateisime į valdžią ir tautos išdavikams atlyginsime su kaupu. Aš esu lietuvis, o kas esi tu?